Na, ok, tai sveiki visi. Ir kaip žadėjome, antra dalis, praeitą kartą netilpom. Tai šiandien, kaip sakant, kadangi jau praeitą kartą daug papasakom, liko antrą dalį papasakoti, tai tikrai tilpsime. Ir daugiau mažiau tęsim nuo ten, kur praeitą kartą sustojom. Ir nežinau, kiek skaitėt, kiek ne, o čia trumpai pasidalinsiu. Tai iš esmės šiandien pradėsime daugiau mažiau nuo modelio struktūros ir atitinkamai važiuosime link jau to final outputo, kas susijęs su brėžiniais, apskritai modeliais, vizualizavimu ir panašiai. Tai pats konceptas išlieka toks pat. Pasižiūrim, ką vienas softas siūlo, ką kitas softas siūlo. Jūs būsite tie vidiniai teisėjai, kurie nuspręsite, kas jums yra geriausia, o mes tiesiog pamėginsim parodyti jų gražiausias pusės. Ne, Laurinai? Taip, taip. Taip, tai praeitą kartą aš pradėjau, tai paprašysiu Laurinai, gal šiandien tu pradėk. Tai mano mintis būtų, kad tu parodytum iš savo pusės po truputį apie modelių struktūrą. Tai dabar grįžtam prie to taško, kaip sakant, biški laiką atgal ir grįžtam prie to taško, kai turime modelį ir Fusion'e modelis turi savo struktūrą. Kaip ir kalbėjome, turime komponentus, turime įvairius dalykus. Tai dabar grįžtam nuo to, dar trumpai primink visiems, kaip atrodo mūsų modelis, iš ko jis susideda ir tada tinkamai parodysiu, kaip tai atrodo SketchUp'e. Jo, tai tvarkoj. Galim nuo to ir pradėti. Tai prieš tai jo, mes apšnekėjom, kaip susikurti sketchą, kaip jį išsikelt ir kuo skiriasi, sakykim, komponentai, kaip Fusionas aplamai veikia. Tai Fusionas veikia, sakykim, taip paprastai, tai susikuriam, galim sukurti komponentus, tai yra, sakykim, kiekvienas komponentą mes galim, sakykim, užsivadinti, pasižiūrėti, kur mes ką kūriam. Tai mes jau, sakykim, jeigu gražiai ir kokybiškai kūriam, tai mes eiliškumo tvarka mes išsuskėm tos komponentus. Kiekvienas komponentas turi atskirą kūną. Tai tas kūnas yra pagrindinis komponento sudėdamoji dalis. Tai jeigu mes pradedam kurti kokį nors, sakykime, nuo naujo sketčo pasiemkim iš viršaus vaizdo, tvarkoj pasiemam naują sketčą, nusipiršėm kokį nors stačiakampį, gali būti bet kas. Ir šitas komponentas jau turės savo, tiksliau kūnas, turės savo storį. Tai šitas, ką mes sukuriam kūnus, tai tas kūnas yra nejudinamas, jis turi savo ašį, origin taip vadinamą, tai jis yra pririštas prie koordinačių sistemos ašies. Tuo tarpu, jeigu mes norim, kad šitas kūnas būtų kaip komponentas, mes jį galim iš karto, aišku, projektuoti kaip komponentą arba, sakykim, tą kūną paversti į komponentinį kūną. Tai kuo skiriasi kūnas ir komponentas, tai yra, kad šitas komponentas mūsų sukurtas, jis yra, aš esu pririšęs, sekundėlę atžeminsiu kūną, šis komponentas yra judinamas. Tai tuo sekundėlę. Mūsų tas kūnas, čia nugarėlė. Jo, kūnas atsirado čionai, tai mes sukurkim jam komponentą, susikuriam komponentą ir tas komponentas yra judamas. Jis teoriškai turi savo atskirą ašį, nuo kurios jis prisiriša prie koordinačių sistemos, tai, sakykim, tas komponentų kūrimas yra įvairus. Kaip ir minėjau, mes turim po kairę pusę tą komponentų struktūrą, tai mūsų sukurtas visas spintelės modelis, tai mes tuos komponentus taip ir dėliojam. Kad juos sujungtumėm į vieną tvirtą, sakykime, kaip šitas modelis ir judinamas ir kažkaip kitaip fiksuojamas, tam yra joint komandos assembly, kur mes tuos komponentus sujungiam tam tikroje erdvėje, kad jie, sakykime, atsistotų į tam tikramas vietas. Tai vat, komponentai kūrimi, Tai sakykime. dar norėjau paklausti prie to pačio, o dabar, pavyzdžiui, kai yra spintelė, tai pavyzdžiui, SketchUp'o vartotojai labai paprastai, jeigu, pavyzdžiui, turiu spintelę vieną, man kažko prireikia ir aš atinkamai visą spintelę su viskuo galiu pasidaryti šalia kopiją, bet Taip, ryšį išlaikys. Pavyzdžiui, aš turėsiu čia spintelę 1, spintelę 2 ir, pavyzdžiui, jeigu aš pasikoreguosiu spintelės, tarkim, story, sureaguoja ir kita spintelė. Arba jeigu aš tą pačią spintelę nukopijuočiau ir uždėčiau kaip antrasolę. Čia galima paprastuoju būdu tiesiog paimti dabar tą spintelę, padaryti 3 aukštų. Ištempt, tai, sakykime, spintelę sudėti, tai mes, sakykime, jau pasiėm tas su savo visus komponentus, CTRL
Tarsi, čia copy paprastas paste, kopėjimas. jo, copy paste ir mes tada turim antrą. Bet jisai išlaiko ryšį. Jisai žino, kad pavyzdžiui, kad va šitas komponentas, kaip pavyzdys, tarkim, viršutinė spintelės dalis, Mhm. išlaikys ryšį, kad pavyzdžiui, va čia ta pati kita dalis yra antra. O, parodyk, prie tą Tai pačią. va, tai mes, sakykim, paėmus tą copy paste metodą, paprasčiausiai būtų, tai jis išlaiko tą visą spintelės, tą Okay. O visą dabar ryšį. jeigu pakoreguotum šitos spintelės storį, viršutinės dalies, va Taip, šitą elementą. tai aš galiu paimti press pull komandą, mes ją galime tiesiog išekstrudinti, tai mes Seka, šio supratau. momento seka. Mes galim padaryti, kad to nesektų, tai tiesiog pasidarom, kad break linką ir ta viršutinė dalis būtų kaip atskiras komponentas. Tai mes galim duplikuoti kaip tokį patį projektą, nes vat, iš karto rašo nugarėlė vienas, kažkur nugarėlė bus du, durelės du, tai šitie komponentai, Supratau. jie reaguoja viens į kitą. Tai vat. Supratau. Čia gal, jeigu galima iš karto ir pavoksiu, gerai truputį? Jo, paimk, aš pažiūrėsim. Jo, tai čia iš esmės ką pas mus lygiai ta pati situacija su SketchUp'u. Ir čia va ta dalis yra, kur, kadangi SketchUp'as apskritai toksai labai skaitosi freeform modeling, ir čia pastebėjau toks mažas gal nesusipratimas, yra toks, pavadinkim, mitai, legenda ir padavimo šie klausimai yra, kad SketchUp'ą, jeigu susikūriau modelį, aš jį turiu ir viskas. Ir aš negaliu turėti tų visų ryšių, negaliu turėti modelį modelėje. Ir čia pastebėjau netgi tie, kas dirba su SketchUp'u, šitą dalį tiek dažnai praleidžia ir gaunasi, kad perdirbat ir padaro to, ko nereikia. Turiu minį daug labai kliksų, o naudos iš to mažai. Ką aš dabar turiu minį? Pavyzdžiui, paimkime tokią sąlyginai labai standartinę situaciją. Paimkime, tarkim, lubas ir pasidarysiu, tarkim, kažkokį ledinį placeholderį, ne, kad būtų kažkas. Ir aš jį galiu pasakyti, kad čia yra komponentas. Viskas su to gerai. Čia, kaip sakant, Captain Obvious, keep spotting usual things. Tada aš pasidarau kopijas, tarkim, pasidarau 4 kopijas į šitą pusę ir padarome kelias kopijas į kitą pusę. Realiai pasidarysiu kopijas ir gaunasi, kad dabartiniu momentu, jeigu aš koreguosiu vieną objektą, koreguojasi visi. Ir čia ką noriu pabrėžti, čia dažniausiai, kadangi pagal nutilėjimą, čia aš padariau komponentą, ir šito vietą pastebėjau labai daug kas klysta ir nežino iki galo, ir pavyzdžiui, šiuo atveju Fusionas panašus yra. Kadangi aš padariau kopijas, kaip Laurinas minėjo, jie visi turi linką pagal nutilėjimą. Ir aš tą linką galiu subreakinti. Ir jeigu aš, pavyzdžiui, paspausiu ant bet kurio modelį dešinę ir pasakysiu make unique, aš tą linką nutraukiu. Pastebėjimas tik vienas, dėl ko, pavyzdžiui, Fusionė tas reikalas taip atrodo labai natūraliai, kad čia apie sąlyginai ne. Jeigu jūs dirbote, pavyzdžiui, būčiau pasidaręs ne komponentą, o grupę, viskas. Grupė tokių savybių neturi. Čia pirmas pastebėjimas. Antras, kalbant apie modelio struktūrą, čia buvo kopijavimas. Dabar aš galiu pasižymėjęs modelį nueiti į dešinę pusę ir mes čia turime informaciją apie pažymėtą komponentą. Ir va čia yra žodis instance. Tai žodis instance, jisai yra atsakingas už tai, kad galėčiau identifikuoti tą vieną kažkurią kopiją. Pavyzdžiui, čia pavadinsiu, kad instances vadinasi test. Ir gaunasi, kad šitas vadinasi paprastai tiesiog component, šitas vadinasi component, nes tai yra tas pats komponentas, bet jis yra test. Kaip mes galim patikrinti, dabar nueikime į outlinerį. Outlineris yra objektų sąrašas. Ir atėjęs, pavyzdžiui, prie šito, aš matau, kad tai yra test component, nors visi likusieji yra component 3, component 3, component 3. Tai reiškia, aš galiu identifikuoti. Dabar kur atsiranda didysis privalumas? Kai jūs norite įdėti, ar darote baldus, ar darote vizulkės ir dėsite apšvietimą. Ir įsivaizduokite, pavyzdžiui, jūs sukūrėte kažkokį objektą, man, pavyzdžiui, sugalvojau, kad reikėtų įdėti apšvietimą, tikrą apšvietimą, arba bet kokį modelį įdėti į vidų. Ir čia pastebėjau iš nežinojimo, gaunasi, kad žmonės pradeda mėginti atitaikyti tą pačią lokaciją ir tą bet kokį modelį mėgina nukopijuoti tą pačią lokaciją. Tai jūs prikūrėte žiauriai daug objektų. Bet jeigu žinosite, kad struktūra sąlyginai panašiai į Fusiono, aš galiu va šitą pažymėtą lemputę pasakyti, kad jinai būtų šito test komponento dalis. O kadangi visi viską kopijuoja, viskas, visi įgavo tą pačią lemputę, nepriklausomai, kad ir kur tas mano ledas yra pabėgęs. Tas pats būtų ir su spintelėm, jeigu, pavyzdžiui, aš kažką
serijos detalizuoju kažkokią spintelę ir pridėsiu papildomą, nežinau, paminkštinimą, paketinimą arba rankenėlę, tai tas komponentas, kuris nukeliaus į test komponentą, šiuo atveju jisai padalins jį visiems. Visi ką tik įgavo šitą savybę, išskyrus šitas vienas. Tai realiai struktūra, kad ir koks ketchupas atrodo freeformas ir ten galim daryti bele ką, bet tai yra tik iš pirmo žvilgsnio. Realiai jis turi labai aiškiai griežtą struktūrą, tik tais gal pateikta taip per gražiai. Aha. Jo, čia, vas ketchupo, va čia iš karto. Bam, ketchupo didelis minusas. Ketchupas turi žiauriai daug paslėptų funkcijų. Ir tas iš tikrųjų, aš suprantu, ką jie daro. Jie mėgina, kad user interface'as būtų kuo paprastesnis, bet realiai, pavyzdžiui, natūraliai žinoti, kad šitas įrankis, kaip pavyzdys, move įrankis, su juo galima judinti, su juo galima daryti kopijas ir su juo galima rotatinti. Tas pats, pavyzdžiui, kiti įrankiai va čia, skirtas pamatuoti atkarpą, sukurti pagalbinę liniją, daryti levelį rescale, iš kur tu žmogus gali tiek žinoti. Tai va čia iš karto minusas, aš tą parodžiau su struktūra, bet kuriant struktūrą reikia naudoti tas ir paslėptas funkcijas. Dar paskutinis, Laurin, tau duodu. Okay. Outlineris pagal nutylėjimus laiką yra išjungtas. Pavyzdžiui, kaip Fusion, labai tvarkingai tik pradedi dirbti iš karto šone, matai, kas darosi su tavo projektu. Tai kažkodėl Trimblas turi nusprendęs, kad SketchUpo useriai to matyti nereikia pagal nutylėjimą, tai jums reikia atskirai nueiti į Windows Default Tray ir susirasti Outliner. Jeigu dirbate su Mac'ais, pasispaudžiate Windows ir Outliner. Outlineris yra tikrasis jūsų objektų sąrašas. Toks pastebėjimas. Dar kažką, Laurinai, pridursit? Ne, žinok, aš noriu biškai pavogti iš tavęs ekraną ir kol mes, aišku, praeitą kartą biškai šuolis atgal, kol mes šiandien kūrėm antrą dalį webinaro, Fusionas išleido begalę naujų update'ų, kas naujo ir taip toliau. Tik nereikia čia, manau. Tai aš pats irgi taip minimaliai gal susipažinęs, bet esmė paprasta, kaip mes prieš tai rodžiau, kad mes sukuriant parametrinį modelį, mes jį galim koreguoti, skaičiant skaičius ir jis keičiasi. Šiuo metu dabar skūrė konfiguracijas. Nežinau, kiek esat susipažinę, kiek ne, tai čia aš jums parodysiu greituoju būdu, kad labai nelysti detalumus. Tai kuo tas yra naujas funkcionalumas, man atrodo, bus išvystytas labai aukštą lygį. Sakykime, mes užsivadinom, kad čia ilgis yra mūsų 150, daleiskim, plotis 50 tebūnie, per vidurį galim pasidaryti kokią nors skylę, tai yra skylė, sakykime, kokia 12, whatever, nesvarbu. Mes šitą kūną išsikeliam, sakykime, irgi užduokiam aukštis, tebūnie 25. Mes turim savo parametrą kūną, kur praeitą kartą rodžiau, mes jį galime labai lengvai modifikuoti, keičiant 125, pasikeičia jo diametras ar kažkoks plotis. Konfiguracijos, kaip dabar veikia, tai yra, kad mes galim, kaip ir čia rodo, ką su konfiguracijom kol kas mes galim padaryti, kokios features mes galim keisti ir koreguoti. Tai greit prabėgsiu, tai yra, kad mes, sakykim, turim savo konfiguracijas, mūsų langas vėlgi pasikeičia tokį mėlyną outliną ir mes galime sugrįžti į sketcho aplinką apačioje ir, sakykime, mes norim sketcho parametrus konfigūruoti. Man iš karto rodo, kokius parametrus aš galiu konfigūruoti. Sakykime, pasirinkam tuos pagrindinius skylė, ilgis, plotis parametrus, pasirinkam iš savo iškelto komponento irgi tą patį konfigūraciją, tai yra distance. Atsiranda čia mūsų ilgis, plotis, aukštis. Susikurkime dar vieną tokią konfiguraciją, šitą galim pavadinti konfiguraciją rename pirmas, tebūnie pirmas pavyzdys PVZ, pakeičiam čia irgi antras PVZ. Ir ką mes šito atveju, mes, sakykime, pasikeičiam, kad mūsų ilgis čia gali būti kitoks, sakykime, mažesnis negu mūsų esamas modelis, skylė gali būti irgi aukštis, daleiskim 5, kad būtų toks vizualinis kontrastas. Kas čia įvyks? Kaip atroksiu, atitinkamai matau, kad jaučiu kiekviena reikšmė gali ir formulę turėti, ne, jeigu reikėtų kažkokius dėti rėžius. Okay. Jo, tai vad kas čia skiriasi, kad mes sukūrėm dabar pirmą pavyzdį, antrą pavyzdį, double klikinam, tas modelis pasikeičia. Aš parodysiu trumpai, kuo tai yra patogu. Mes turim vieną kūną, sakykime, bet mes turim 2 atsiranda konfiguracijas. Mes įeinam
į kitą kūną, mes jau turim jo konfiguraciją visai kitą. Tas gali būti labai patogu, sakykime, tų funkcionalumų vis daugės, mes galim į konfiguraciją, sakykime, įtraukti, kaip tas gaminys atrodo, sakykime, vizualas, tai mes irgi spaudžiam configurate, įtraukiam kokius norim mes parametrus, tai yra physical appearance ar appearance, kaip jis gali atrodyti, sakykim, ok. Vėlgi, prie antro konfiguracijos atsiranda fizinės formos, mes galim pasirinkti plienas, galim pridėti dar vieną konfiguraciją temą, sakykime, aliuminis. Ok, mes išsaugom šitos konfiguracijas, mes vėlgi einant į bendrą konfiguracijos skiltį, mes galim, sakykime, pirmas komponentas double klikinam, pasikeičiam temą, kad būtų plienas, šiuo atveju temas, kokią spalvą uždėta, tokia, tai mes nueinam irgi. Mes tarp tų konfiguracijų galim žaisti pirmyn atgal. Kiek mačiau, kas yra labai aktualu, tai čia yra bazinis toksai keitamumas, mes jeigu norim šitą modelį kažkokią korekcijas padaryti, užapvalinti kokius nors kampus, daleiskim šitos va keturis. Mes vėlgi galime tai užrašyti kaip funkciją, bet kad laikas taupytume, galime, sakykim, palikti tokį. Mes pakeitėm antram pavyzdį kažkokį pakeitimą, bet mes nueisim į konfiguraciją, pasikeis ir tas. Tai mes tokį padarom konfiguraciją, kad mes užduodam tos bazinius tokius parametrus ir galim tokiu greičiu šokinėti tarp modelių. Bet čiagi kosmosas. Čia yra, žinok, ne tik, kad kaip vizualiai atrodo ar parametrus pridėti, yra didesnis funkcionalumas, kas nes dar... Čia pagalvojus, pavyzdžiui, apie, taip, jeigu taip žemiškai pagalvojus, tarkim, baldų gamybai. Taip. Ir tu gali turėti skirtingų, ne tik baldų, bet ir netgi produktų gamybų. Čia pradedant nuo hobistų, užbaigiant dideliais sprendimais. Tai čia labai stiprus įrankis ir, sakykime, nes galim tuos parametrus koreguoti, sakykime, dabartiniam modelyje. Mes kažkokius padarom endgame, kažkokį galutinis mūsų modelis, kurį mes jį norim kažką turėti, mes tiesiog šokinėjom tarp dviejų pavyzdžių ir mums adaptuojasi tas visas. Ir mes turim tik vieną, kaip matot, kairiai kūną, vieną komponentą galim pasidaryti, bet mes turėsim tas konfiguracijas kelias, ne vieną, mes čia galim pasidaryti ir 20 konfiguracijų skirtingų, sakykim, parametrų, kaip va čia mes įėję, padariau tokį greitą kelių ilgis plotis appearance, mes galim kaip ir prieš tai pridėti tų temų, ką mes norim šiandien, tai begalės etapas po etapo, tai tikrai yra kol kas stiprus update'as Fusion'e, kas tikrai. Tai va. Čia iš karto ir pavoksiu. Faktas, čia šiuo konkrečiu atveju tiesiog gavosi, kad Fusion'e tą parametriką, kuri buvo, tiesiog jie žiauriai tvarkingai sujungia viską. Taip. Dabar, ar SketchUp'as gali tom pasigirti? Ne visai, bet yra toks dalykas, čia jau kas domėsis apie objektus, kurie irgi gali turėti įvairių savyje konfiguracijų, čia labai tema, tai yra toks dalykas kaip live component. Tai turime component, turim dynamic component ir yra live component. Tai tas live component daugiau mažiau va tą, ką Laurinas rodė. Tai dynamic yra tarp to ir to, mes apie tai pašnekėsim. Ir apskritai apie live components, kurios galim rasti ir panaudojimus, kaip tik va, kolegos visai neseniai rodė, webinarą kitą savaitę. Čia trumpai pasidalinsiu, tie, kas norėsit pasižiūrėti, susirasite. Aš linką įmesiu bendrai, bet yra SketchUp Lietuvoje kaip tik darė, prieš 6 dienas darė apie 3D Warehouse SketchUp'o ir ten buvo diskutuota apie live komponentus ir dynamic komponentus. Tai būtinai pasižiūrėkite, čia bus labai į tą temą. Tai linką aš po to pasidalinsiu. Ok, nu jo, čia stipriai. Jo, čia aš tik norėjau supažinti, nes tikrai wow. Norėjai tiesiog suvaryti visą mane šią atveju ir viskas, nu. Ne, čia žinok, kaip lengva, žaisti tarp parametrų ir turėti gerą modelį. Ok, galim judėti toliau, ką mes turim. SketchUp'as parametrų tokių neturi. Šiaip iš tikrųjų čia dabar labai logiškai mes nukeliautume link modelių bibliotekos. Okay, kadangi žinom, kas yra komponentai, šiek tiek žinom, kas yra tie bodžiai, kas yra dynamic component ir panašiai. Tai dabar faktas, kiekviena programinė įranga turi tam tikras įvairiausias bibliotekas, labai priklausomai nuo konteksto. Tai pavyzdžiui, SketchUp'as jis turi su savim Warehouse.
Fusion'e, kaip vadinasi biblioteka, ar turit atskirą Tiesiog pavadinimą? library, bet ne visai Tiesiog turi, library. tok dalinai. Dalinai, Parodysiu. ne? Tai va. Aha. Tai va skirtumas tas, kad bet kokiu atveju dauguma softų turi kažkokią tą vadinamą native biblioteką, bet nereikia užmiršti, kad vis tiek yra tam tikri failų formatai, tarp kurių su kuriais mes galime tarp programinių įrangų vaikščioti. Tai kaip pavyzdys, tarkim, jeigu, va, tarkim, Laurinas sumodeliuoja pakankamai detalų modelį, aš jį galiu persikelti į SketchUp ir darbą tęsti. Faktas yra kaina. Kaina yra ta, kad aš prarasiu parametriką, prarasiu įvairius sustatymus. Bet patį objektą atsigabenti, tęsti darbą ir paruošti jį, nežinau, gamybai, 3D spausdinimui ar vizulkiai, man tai vis tiek pavyks. Va, tai softai tarpusavį šnekasi. Tai dabar dėl bibliotekos. Tai pradėsiu nuo SketchUp bibliotekos trumpai. Tai SketchUpas atėjus į Windows ir yra 3D warehouse, arba atitinkamai čia pačioje yra ikonėlė atitinkama, tai jisai turi savo warehouse. Dabar ta biblioteka, nesiplėsiu, po to permėsiu SketchUp distributoriaus video, ten pasižiūrėsite detaliau, viską labai detaliai, bet labai trumpai. 3D Warehouse'as yra išskirtinė biblioteka nuo kitų, kad šita biblioteka yra bendruomenės valdoma biblioteka. Į šitą biblioteką realiai gali sudėti, kaip aš sakau, kiekvienas mirtingasis savo modelius ir turime pagrindinės dvi kategorijas. Tai turime, pavyzdžiui, jeigu rašyčiau, tarkim, langas, aš turiu products, tai prie products deda gamintojai, prie models deda, tie paprasti mirtingi žmonės. Tai dabar keli pliusai, keli minusai iš bibliotekos. Pliusas iš karto. Modelių, čia žinokit, yra pradedant nuo eilinio lango, perinant į varžto laikiklio, varžto tarpinės kažkas ir užbaigiant Eifelio bokšto. Va toks diapazonas. Ok, geras. Tai rasit tikrai įvairiausių. Ieškojimas, labai svarbu ieškoti šito bibliotekui kiek įmanoma plačiau. Pavyzdžiui, šiuo atveju rašiau Windows, tai ieškau langų, bet jeigu aš žinau iš karto lango gamintoją, verta mėginti rašyti per gamintoją. Jeigu, pavyzdžiui, dirbu... O čia, sakykim, čia žmonės užvadino pavadinimus? Jo, tai čia jau ta tamsioji pusė. Ir pavyzdžiui, jeigu rašyčiau kaip pavyzdys Bloom, tai man meta įvairiausius furnitūros susijusius su Bloom. Aš galėjau rašyti furniture, ar dar kažką būtų radę tą. Tai reikia drąsiai ieškoti skirtingais approachais. Bet čia, kur Laurinas palėtė pointą, va čia prasideda problema. Kadangi nėra labai griežtos tvarkos, jeigu aš pridėsiu out of scale modelį su labai prastu pavadinimu ir dar išgalvosiu kažkokį brandą, tai jį niekas ir neras. Arba atvirkščiai kažkas ras ir po to labai nusibils. O koks tikslas žmonėm dalintis modeliais? Šiaip... Taip, kadangi bendruomenė SketchUpo yra labai didelė pasaulyje ir labai draugiška. Ir pagrindinis pointas yra tas, kad pavyzdžiui, jeigu kaip pavyzdys aš kuriu vizulkės. Ir aš nekuriu nei vazų, nei sofų, nei, pavyzdžiui, LED apšvietimų. Bet man reikia kompoziciškai gražiai užpildyti interjerą. Ar, pavyzdžiui, architektūrinį projektą. Tai aš drąsiai galiu prisisiųsti įvairiausių modelių, kurie kompoziciškai žiūri, bet tam tikrą prasme su fizika ir visa pilna architektūra neturi nieko bendro. Bet man kompoziciškai tinka, arba man reikia kažkokią X būtinai augalo, kuris tiktų. Tai čia pagrindinis pliusas. Žiauriai daug modelių. Pagrindinis minusas, kadangi žiauriai daug modelių ir juos deda tam tikrą prasme, kas nori, tai atsirinkimas modelių tampa komplikuotas, nes parsisiunčiu, netinka, vėl žiūriu. Iš esmės, ta biblioteka didelė, bet jinai reikalauja daug laiko, kol surasite to, ko tikrai ieškote. Mažas patarimas, siūlau pradėti ieškoti nuo products, čia bus kokybiškesni modeliai, nes čia parašė gamintojai, ir perinam prie models, atitinkamai rasite visą likusi reikalą. Netgi pavyzdys, įrašom kokį įdomesnį pavadinimą, pavyzdžiui, rašom SpaceX. Jeigu reikia ir gausim ir raketą visą, jeigu reikės, gausim jos ir dalis. Čia kaip pavyzdys. Ok. Ir čia kol kas norėčiau sustoti. Ok. Ja. O Jėzu. Jo, o kaip Fusionas veikia, tai vienas dalykas, jeigu mes susikuriam patys katalogus, patys projektus, mes tos katalogus galim suskelt, ką mes norim. Tai užsivadint kokią furnitūros katalogą, jeigu ten, sakykim, Hinges, gal esam susikėlę kažką, tai mes patys susikūrėm modelius, patys galim ir turėti tą biblioteką susikūrę. Bet jeigu norim turėti kaip pas tave automatinį tokį įsikėlimą, tai yra keli aspektai. Jeigu įėjęs į insert katalogą yra, sakykime, trys
puslapiai, ką aš dažniausiai naudoju, tai MacMasterį, nes jis yra kaip ir nemokamas, ir iš jo galima greitai įsikelt modelį. Tai šitas tiesiog labai paprastas katalogas, kur irgi ne viskas yra, bet šitoj katalogė, sakykime, yra tarp varžtų, fabricationų, kažkokių vamzdžių ar dar kažko. Tikrai, Toks labai inžinerinis, ne? jo, jis pilnai, sakykime, inžinierinis ir jeigu man kažkokį nors, nežinau, aišku, galime ir rašyti, nežinau, Bolt. Mes turim tą katalogą, paprastą varžtą pasiemam, pasirinkam kokį norim metriką, pasirinkam diametras ar kokius nors, kaip jis vizualiai turi atrodyti, mes jį išsirinkam, kas mums tinkamas ir tas katalogas, kurį turi sukėlęs gamintojas, mes galim pasirinkti tam tikrą palei parametrus ir mes jį galim atsisiųsti keliais būdais. Tai duodama mums SolidWorks modelis, stepą, tai šiuo atveju mes stepą atsisinčiam ir tas modelis iš karto įsikels pas tave. Dar Kelis... truputį Launai prisikabinsiu, paminėjai, kad kaip ir nemokamas yra niuansų? Jo, yra niuansų. Tai va šitas, nu va, okay, mes turim modelį, įsikėlėm, viskas ok, nice. Kas yra blogai, pavyzdžiui, su kitais, Traceparto ar kažkoks kitų katalogo, jeigu čia internetu, jo, jis turi didelį gamintojų katalogą, jis čia beribis, aš jo nesu išbandęs iki galo, negaliu garantuoti, kiek jis ko jame yra, bet jis yra kažkiek mokamas. Mėnesinė įmoka ar dar kažkokia. Tai vat, kas yra su tuo library ir tokių katalogų, tai jis yra kaip ir mokamas. Kaip pas tave yra internetinis toks, tai čia yra toks gamintojų, iš gamintojų pusės, ką jie turi pas save sukėlę. Tai čia yra tas toks katalogas, kuris kažką rasim, kažko nerasim. Kas atsirado praeitą savaitę irgi, jo, klausimą turiu. Turiu. Taip. Dabar trumpai pertrauksiu, nepyk. Dabar pavyzdžiui, ta online biblioteka, kur yra warehouse'as, ten visi vartotojai turi savo paskyrą. Ten galiu padaryti model favorites, galiu įsikelti savo, galiu po to naudoti kitam projekte. Man iškilo iškart klausimas Fusion'e. Padarai gerą daiktą, gražu, mielą, ok. Ir tau reikia jį atiduoti, pernaudoti į kitą projektą arba jį turėti savo bibliotekoje kažkokioj. Ar yra kažkokia opcija, kad turėti kažkokią personal online ar ne online sprendimą, tai kad aš galėčiau savo? Kaip ir minėjau pačioj pradžioj, mes turim savo projektų katalogą, kur mes susikuriam katalogas ir, sakykime, mes furnitūrą. Atsidaram, hinčiai. O jį galiu sharinti kitam useriui? Kažkokiu būdu, pavyzdžiui, aš galėčiau pasiekti, pavyzdžiui, tu turi projektą ir sakau, o, man ta furnitūra žiauriai tinka, gali pašėrinti man tą folderį? Jeigu mes, sakykime, kaip mes aš susikūręs Infoeros komandą, tai tam tikrus katalogus aš galiu sharinti su kolegam. Tai nauji projektai, įėjus į naujus projektus, kas nors, žiūrint, kokie žmonės priimti, tai šiuo atveju yra Leonas ar koks kolega, mes galim invitinti ir jis gali tą visą projektą katalogą matyti. Tai jeigu labai patogu su kolegams bendradarbiauti, matyti jų projektus. Tai vat, kas atsitiko dar prieš 2 savaitės, irgi prie to pačio atnaujinimo atsirado Insert Fasteners. Tai čia yra skirtas tik varžtams, tai yra kas labai patogu. Taip, prašom manęs išsaugot projektą, sakykim, ok. Išsisaugom projektą, tai einam į tą, sakykime, katalogą naują sukurtą, tai yra skirtas tik varžtams ir jis toks kaip ir automatizuotas gaunasi, kadangi mes šitoj aplikacijai galim pasirinkti irgi kelis parametrus, ko mes norim, varžtai, galvutės ar tarpinės. Tai, sakykime, pasirinkam varžtą, pasirinkam varžtą, kai užkraus. Pasirinkti galim katalogą, kaip jis, kokio tipo tas varžtas, sakykime, hekso galvutės, gal sriegis yra, nėra sriegia, irgi pasirinkam tam tikrus parametrus, kas mums atitinka, ko mums reikia. Jau išsirinkom mes modelį, spaudžiam ant, kas dabar padaryta, tai jis atpažįsta tik apvalias skylės, diametrus, kur tas varžtas gali egzistuoti. Mes parametrus be abejo galima keisti, ilgius, pločius ir kažkokius parametrus, ar jis bus chromuotas, ar dar kažkokio jo išvaizdą mes galime bendrai pakeisti. Tai šitoj vietoj labai padarė gerą automatizuotą varžtų sudėjimo aplikaciją, kur mes pasirinkom tam tikrą varžto tipą, jis automatiškai sudeda. Tai nereiškia, kad
pasirinkus vieną mes skylę, mums vieną tik sudės. Mes, pavyzdžiui, ant projektais iš karto į visas skylės vienodas sudėt tos pačius varžtus. Tai čia yra toks automatizuotas tik varžtams skirtas aplikacija. Greit praeinant dabar, jeigu mes apie biblioteka yra svarbiausia manufacturing skiltyje, tai šioje aplikacijai mes, kaip matom, prieinant prie milling, mes turim tą library. Tai yra tool library ir machining library, kas yra labai nerealus dalykas. Tai esmė, kad mes turim tokią mini bibliotekėlę, sakykime, kaip pavadinsi, kas Fusionas turi jau sukėlęs tam tikrus grąžtus, nežinau, apdirbimo įrankius, tai tų įrankių tikrai yra visai daug, begalės. Be abejo, prie to mes galime, jeigu nerandom kažkokio kito, mes galim susikurti patį savo įrankį. Išsirinkam, kokį mes norim tam tikrą įrankį, pasirinkam drill, spaudžiam OK. Ir mes turim tam tikrus parametrus. Mes galim užsivadinti, kad kaip mes norim tą modelį, pasirinkam jo parametrus ir mes keičiam jo bendrus parametrus. Kaip čia mato, ilgio, aukštis, kampas ir visus kitus, tai tas pats eina su holderiu, kas jį laiko ir taip toliau. Tai mes turim tą biblioteką jau sukeltą ir galime ją patys pasipildyti, jeigu jos reikia turėti patys. Tai tas yra tikrai nerealus dalykas, tas pats yra ir su machining library. Tai yra nerealus dalykas, nes yra sukelta tiek apdirbimo staklių, tiek yra, jeigu kažkas spausdino, tai yra spausdintuvų realiai beveik visi. Tai nuo staklių pradeda nuo 2 ašių, nuo 3, 4, 5 ašių staklių, tiek pat spausdintuvai tai yra tie patys modeliai. Mes tiesiog spaudžiam OK, naudojam šitą modelį, tas modelis atsisinčia pas mus į biblioteką ir mes jį turim su visais parametrais. Čia jau sukelt gamintojų, tai neprašausit su kažkokiais parametrais. Tai va tokia biblioteka, jeigu kalbam apie modeliavimą, tai mes kaip teoriškai turim pusiau mokamą, pusiau patys susikuriam, o jeigu kalbam apie gamybą, mes turime tokį jau rimtą biblioteką iš gamintojų. Bet čia irgi, šitoje vietoje kontrastas tarp tų bibliotekų, aš manau, visi pamatėm, skaitant ir mane patį, kad kontrastas jau čia prasideda, bent jau aš taip galvočiau, šitoje vietoje jau prasideda, kad jau publika atsifiltruoja savo mintyse įrankį, kuris jau tenkintų poreikį. Kaip pavyzdys, jeigu žmogus daro baldus. Baldus daryti čia yra antiek plati tema, kad gali būti, kad jūs pasidaro tik fasadą ir turite kažkokias staklės ir jums tiek ir užtenka, nusibirnuojat kampus, pasidaro kelios skylės ir viskas. Iki tokio lygio nereikia. Bet tada atitinkamai tie, kas daro ir labai automatizuoja savo visą darbo procesą ir jiems reikia visko iki, kaip sakant, kiek, tai jau šitoj vietoj, tikrai jau prasideda tas, kur labai pradeda, nes dar prieš tai, kol aš šnekėjau apie struktūrą, apie patį valdymą ir visą kitą, galėjom susidaryti įspūdį, kad, abu neblogi 3D projektavimo modeliavimo įrankiai. Bet dabar jau prasideda tas didysis skirtumas. Ir dar mano irgi tos pastebėjimas, šiandien viršaus, kol dar šio klausimu nepalaidojo SketchUpo, tai SketchUpas turi labai didelę, mes kalbėsim detaliau vos už kelių minučių, bet tam tikrus dalykus, kur Laurinas rodė, ne tokiam scale, bet Extension Warehouse sprendžia. Ir mes turime pluginsų tokią biblioteką, kuri tam tikrus tos dalykus apsprendžia. Tai nėra, kad, pavyzdžiui, SketchUp'e aš negaliu tvarkingai paruošti CNC stakliam ar printinimui, ar susidarėti grėžimo kažkokius aspektus. Galima, ne tiek lankščiai, ne tiek prabangiai, bet galima. Bet įmanoma, ok. Bet įmanoma, jo, labai svarbus pointas. Dabar sekantis momentas, važiuojam truputį toliau. Dabar turime įvairiausių komponentų, pasiruošiam, kažką turim ir mums reikia pabiškiai atvaizduoti tinkamai brėžinius. Ir dabar visos programos sprendžia tos reikalus labai skirtingai, įskaitant šiuo atveju patį SketchUpą. Tai SketchUpas, jisai kaip įrankis, jisai turi 3D projektavimą. Ir čia, ką noriu pabrėžti, ir čia ir yra tik 3D projektavimas. Netgi jeigu jūs panaudojate, pavyzdžiui, visokias anotacijas, kai norite pradėti matoti dydžius, labelius ir panašiai, čia nėra brėžinių rašymas. Ir jisai nemokės tiesiog tvarkingai paversti šitos, pavyzdžiui, anotacijos, kad čia man tiktų brėžiniams. Čia yra labai ryški linija,
SketchUp'e tarp layouto, brėžinių rašymo programėlės, kuris rašo kartu su SketchUp Pro ir tarp pačio SketchUp'o. Tai dabar trumpa mintis, kaip vyksta dėl brėžinių. Neįsiplėsiu, bet noriu parodyti mintį. Tai kai mes turime SketchUp'o failą, mes siunčiam jį į layoutą. Galime jį layoutą tiesiog atsidaryti arba tiesiog paspausti file ir mes galime padaryti, kad jisai send to layout. Tai layoutas atskira programa iš karto, kur yra paruošti layoutai. Tam tikrą prasme aš ją pavadinčiau taip, PowerPoint'as, kaip sakant, su steroidais šiuo atveju. Nes tiesiog pats principas labai primena tą tokį lapo veikimo principas kaip PowerPoint'e. Mes galim kiek norim lapo turėti, kiek norim pridėti funkcijų, tik jisai puikiai bendrauja su SketchUp modeliu. Toks pastebėjimas. Ir matematika yra tokia. Privalumas tame, kad vėlgi user interface'as labai paprastas ir labai daug visokių shortcutų veikia taip pat, kaip ir veikia pačiam SketchUp'e. Čia privalumas. Ir aš įsikeliu tą failą ir, pavyzdžiui, mano failo pavadinimas yra šiuo atveju Max. Ir čia yra tas pats failas. Ir čia yra tas pats failas. Tai dabar reiškia, aš šitą layoutą galiu sukelti kiek noriu skirtingų SketchUp'o failų ir atitinkamai jisai turės ryšį tarp failų. Tai nėra tas įsivaizduojamas, kaip norėtume, kad būtų, bet tas nėra live linkas. Pavyzdžiui, aš ateinu prie savo projekto ir padariau pakeitimą. Nu, va, tarkim, padarykime papildomą vietą langui. Padariau pakeitimą ir aš tikėčiausi, kad prie brėžinių kažkaip jis sureaguos. Jis nesureaguoja. Kadangi layout'e pririšimas vyksta ne prie pačio SketchUp'o, o prie SketchUp'o failo. Tai reiškia, grįžęs į layout'ą, aš turiu pasakyti, kad o davai tu patikrink, ar nieks failio nepasikeitė. Ir jisai patikrins tą failą ir atitinkamai jisai išdalins šitą atnaujinimą visiems viewsam, čia mūsų kiekvienas langelis yra po viewsą, jisai padarė naują ertmę, čia, visur jinai jau matosi, bet man reikėjo jį rankiniu būdu paskatinti. Okay. Tai paprastas įrankis leidžia sudėti anotacijas, gaunu gerą PDF-ą, galiu pasirinkti kokybę, galiu naudoti rasterį, kad naudotų mažiau resursų, kad tai būtų paveiksliukas, galiu naudoti vektorių, galiu susikrauti įvairias, turėti savo, čia irgi yra bibliotekos ir, pavyzdžiui, galiu susikurti savo biblioteką ir, pavyzdžiui, aš turiu biblioteką pasižymėti medžiagą, sužymėti įvairias, tarkim, sienos sumuštinius ir ką tik norite. Bet tai yra atskiras sprendimas, sąlyginai lyginant prieš dedikuotus sprendimus, kaip šiuo atveju įtrauksiu Fusion 360, Revitas, Archicadas, kur brėžiniai yra tiek svarbu ir tiek ten tų funkcijų yra, tai layoutas šio klausimą tikrai nusileidžia, paprastesnis sprendimas. Ok, galiu paimti? Drąsiai. Gerai. Apie brėžinius irgi pašnekėsim. Tai nėra, sakykime, kaip AutoCAD'as, kad turi visus maksimalius įrankius, bet Fusion'as irgi iš savęs turi paprastai irgi. Darėme sekciją, pasirinkam From Design ir mes turim savo brėžinį. Aš, kadangi jau turiu šitam projektui kažkokius nors paruošęs brėžinius, tai čia paprastai darant irgi parodys, kaip tas visas koreguojas. Kaip ir minėjai, pas tave, kaip ir rankiniu būdu atsinaujina tas modelio brėžinys. Fusion'e tai vyksta automatiškai. Jeigu mes padarom pagrindinį modelį kažkokią korekciją, man iš karto duoda indikaciją, kad brėžinys pasenęs ir reikia jį atnaujinti. Tuo į sekundėlį parodys, bet esminiai visi projektavimo įrankiai irgi panašus. Mes ką norim pasidaryti, tai, sakykim, susikuriam naują langą, pratęsiam tą visą eiliškumą, pasiriam savo projektą, išsikeliam ir tas projektą mes jį galim vizualizuoti, kaip mes jį norim, to susimažinti ekraną. Taip, mes galim keistis, kaip jis, sakykime, daleiskim, atrodytų, kažko pjūvius ar kažkokius nors paprastus pakeitimus. Tai, ok, mes pasidarom savo kūną, spaudžiam ok, biški užstringa, bet čia gal dėl to, kad... Kol jis dar galvoja, kol dar... Jo, čia būna, bet viskas tvarkoja. Mes pasidarom savo kūną, mes jam laisvai projektis, pasidarom izometrinės, kokias mes norim, sakykim, tas projektis. Ir dirbam ties to, ką mes jau patys pasirinkom. Iš biškai pertrauksiu. Jo. O bendras performances, layoutas
jisai nuo tam, ta prasme, sakyčiau, jau ties vidutinio dydžio projektų jis jau pradeda vietomis šiek tiek spjaudytis, nepriklausomai net nuo kompo. Tors mes galim turėti auksinį kompą, bet jisai jau pats iš savęs, kai turime daug layoutų, jam reikia pakankamai, kaip šiais laikais, sakyčiau, kai mes esame visi nekantrus, bet pakankamai layoutų reikia ilgai pagalvoti, saliginai. Ar Fusionas turi tą pačią problemą kaip ir layoutas, kad kai pradeda judinti, jisai, kaip sakant, Nežinok, čia gal dabar mano kompiuterio problem, kad biškus trina, bet šiaip Fusionas labai greit reaguoja į visus pakeitimus. Jo. Tai mes tie išmatavimo paprastai. Įmam dimension, ką mes norim parodyti, tą mes parodom. Tai čia tu tas nerodysi viso funkcionalumo, centro markai, to dimensiono kampą, radiusą, ką mes, tai čia tie standartiniai projektai. Yra iš karto galima sukurti tablą, sakykime, visą tokį detalesnę numeraciją, kokie gaminiai eina, sudaro šitą projektą. Tai tiesiog irgi šitą lentelę, aš paminiu daugam, ji nėra tokia interaktyvi, kaip ir atrodo. Mes šioj lentelį taip matom, kad mūsų part number, kokios lentynos, kas susideda, bet tuo ir baigėsi, kad mes kažką galim dadėti masę, bet mes jos daugiau negalim kažkaip koreguoti. Tai čia toks biški minusas tos tokios automatinės lentelės padarimo. Prisidėti įvairių skaičiavimų savo norimų. Reikia custom table ir tada mes tada kūrėme savo custom table. Kas yra labai patogu, mes galim, sakykim, pasiimu kitą projektą, atsidarau, pasiimu lentelę, mes tą lentelę mes žinom, kad jį standartinė eina kažkur, mes ją galim copy-paste ir įsikelti, grįžtam vėl prie projekto, įsikelti, sakykime, STRLP bus paprasčiau, ją įsikelti čionai. Jo, gal neišsaugo. Nu, vieną žodį, tą galima iš projektų į projektų tą pasidaryti. Tas yra labai patogu, tai toks gaunasi interaktyvus print paspaudžiu. Nesvarbu. Ok, tai vat, tas brėžinių darimas, tai kaip ir gaunas toks labai paprastas ir nesudėtingas. Tų funkcijų yra, pjūvis pasidarom, anotacijas, ar ką mums reikia, pasikoreguoti mūsų kažkokius parametrus, storius ir taip toliau. Tai kas yra, kaip ir minėjau, yra labai patogu, kad mes pasiėmė projektą ir mes norim jame padaryti kokias modifikacijas, daleiskim, kad šitas storis, drastiškai, kad matytųsi, kad jis tikrai pasikeičia. Mes išsaugom projektą, spaudžiam save, ok. Palaukom, kol išsaugos tą projektą ir galim iš karto sugrįžti prie brėžinių. Šitas pats... bet principas labai panašus, ne? Išsaugai savo... Jo, reikia išsaugoti. Nėra tokio visiškai live linko. Jo, tai patogesnis būdas, kadangi nereikia išsikelt kažkur to projekto, viskas yra, sakykime, su duonbaziai sukelta, tau nereikia ant desktopo to projekto saugoti ar kažkur kitur. Tai gaunasi patogas, padarom korekcijas, atsidarom tą brėžinio projektą. Jo. Tas pats gaunasi ir, sakykime, ir su visais kitais simulacijom, apdirbimais, dizaino ar kažkokio kito. Tai, sakykime, mes įeinam čia mūsų projektą ir mums iš karto viršų išmeta kažkokį warningą, kad, įspėjom, kad kažkas atsinaujino. Mes tiesiog spaudžiam ant viršaus, kad, ok, mes norim atnaujinti, ir jis irgi užkraus kelių sekundžių turėtų bėgiai užkrauti, bet kažkaip šiandien mano kompiuteris nusprendžia, kad reikia ilgiau šitos dalykus padaryti. Tai va, tai tiesiog toks automatinis užkrovimas ir atnaujino tuos visus brėžinio parametrus tarp visų sheet panelių. Tai bet čia, iš tikrųjų, nuoširdžiai, aš tikėjausi, kad tas live linkas čia bus. Aš galvau, kad čia SketchUpo toks reikalas, kad aišku, pas manęs reikia išeiti. Bet čia visiškai ir į temą, ir į temą. Trumpai parodysiu, pavyzdžiui, dėl ko aš šiuo atveju kabinėjos. Nežinau, kiek kam teko dirbti, naudotis ir panašiai. Revitas, architektūrinė programinė įranga. Tai, pavyzdžiui, čia yra viskas live linkas. Prasme, kad ir kokius aš turėsiu įvairius 3D viewus, ar turėsiu brėžinius, ar turėsiu lentelės, viskas yra skaičiuojama čia ir dabar, ir skaičiuojama viskas yra jokių live, jokių seivinimų, nieko. Absoliučiai.
Prasme, va čia pasidariau, ateinu iš karto į kokį nors šitą, jau viskas yra suskaičiuota padaryta, ateinu vėl į planą, toliau dirbu su planu, padariau kitam aukšte, vėl grįžau prie FreeDView, vėl viskas pasikeitė. Tai čia... Jo. Fusionas to neturi, jo. Tikėjausi. Reikia išsaugoti projektą, kad turėt, sakykime, tas mes versijas galima atskirti. Jeigu Pagavau mintį. Kažkada nori sugrįžti ankstesnę versiją, mes galime sugrįžti ir turėti tos versijos tą brėžinį. Tai jeigu norim sugrįžti į praeitį. Tai jo. Ok, jo, makes sense. Ok, čia šitą vietą gal neblogai pasirodė, bet šitam taške aš jau žinau, kad aš jau turiu pasiruošęs. Oi, čia kalbelę. Turiu savo pliusų. Kalbant apie vizualizacijas, tai SketchUpas turi kelis enginus. Anksčiau dar ten buvo tokie no-naminiai, bet pagrindiniai keli, kurie taip naudojami yra, tai yra vyriai ir yra Enscape. Čia šiuo atveju yra vyriai, tai faktas tai yra tas vizualizavimas. Pradėkime nuo to, kad pats SketchUpas, jisai iš savęs nemoka kurti vizualizacijų. Jis turi tos, gal teko ką nors pasispaudinėti, jisai turi to savo stilius, kur mes galim pasirinkti, kaip jisai atvaizduoja projektą. Ir čia, pavyzdžiui, ir pasirinkčiau, nežinau, kaip Sketchy Edges ir jisai jau padaro tokį projektą, serijos, kažkokį stilizuotą. Tai čia yra tie labiau stiliai, čia linijų ir paviršių atvaizdavimas. Pačio kaip vizualizavimo varikliuko viduj jisai neturi. Tada tam, kai mes įsirašome priedą, šiuo atveju yra vyriai for SketchUp arba yra Enscape for SketchUp, tai jisai išplečia funkcionalumą ir leidžia vizualizuoti. Tai va čia šiuo atveju SketchUp'e prasiplečia šiek tiek user interface'as, atitinkamai turime daugiau mygtukų, beje, čia irgi pastebėsite, ar žiūrėsite tutorialus, ar patys mėginsite, kai tik startuojate su SketchUp'u, jis atrodo labai kudai, vos 5 klikai ir panašiai, bet kadangi SketchUp'as toks padarytas yra kaip modulinis, kad mes galime jį susiklijuoti kaip kokį Frankensteiną, tai galtiniam variante, kai pradedam, pavyzdžiui, su SketchUp'u dirbti, tai interfejs atrodo prastai, jeigu taip galim sakyti, paprastai gal reikėtų sakyti, bet galtiniam variante, kai žmogus labai įsibėgėja, tas interfejsas atrodo labiau komplikuotas negu, nežinau, 3D AutoCAD. Tiek visko galim prisidėti. Čia pastebėjimas. Tai dabar dėl pačio vizualizavimo. Tai turime vyriai, turime Enscape, turime atitinkamai įrankius kurti realiai fotorylą. Naudojant gerus įrankius kaip Enscape ir virėjų, jie būtų dabar priklauso tam pačiam gamintojui, tai virėjus yra jau tas top levelį, Enscape'as yra toks entry levelio. Abudu turi savo panaudojimą. Čia šiuo atveju aš turiu prie savęs vyriai. Tai vyriai leidžia labai fiziškai, labai tiksliai atvaizduoti apšvietimą, paviršius. Mes galim padaryti realiai, jeigu skiriant pakankamai laiko ir turime žinių, galim padaryti, kad neįtų atskirti. Bet tai kainuoja laiko. Dabar vyriai jisai daro 3D vaizdą sąlyginai lėtai. Enscape'as jisai padaro iš karto viską real time, bet jis turi tą, kaip ir visi Twinmotion, Unreal Engine, Lumion ir panašiai, jie turi tą, kaip aš sakau, plastiko skonį. Jie neatrodo pakankamai fiziškai įtikinamai, tai vyriai turi kur kas įtikinamesnį vaizdą, bendrą vaizdą kur kas geresnį, ar tai būtų product designas, ar tai būtų interjeras, exterjeras ir panašiai, reikalauja pastangų. Prasme, čia nėra out of the box, kad aš paspausiu kelis, make best quality ir aš gausiu gerą sprendimą. Tai iš vizualizavimo pusės yra keli sprendimai, galima rinktis, vienas lengvesnis, kitas paprastesnis, vienas pilnai realistiškas, kitas labiau toks konceptui atvaizduoti, bet jie reikalauja daug pastangų. Vis tiek, vizualizavimas yra toks bjaurus reikalas ir ypatingai tie, kas tik pradeda vizualizuoti, tai dažniausiai būna, kad įsivaizdavo, kad padarys tiek per tiek, dažniausiai pasirodo visiškai kitaip. Tai trumpai apie tiek, beje irgi, toks kaip vyriai produktas, jisai yra jau senas kaip pasaulis realiai ir jis tiek turi įrankių išdirbęs, kad realiai jis turi ne tik vizualizavimo įrankius ir apšvietimo sprendimus ir medžiagų kūrimo redaktorius ir panašiai, ir biblioteką pakankamai stiprią, naują. Tai, bet dar papildomai, jį yra integruotas kaip mini Photoshopas. Tai netgi, kai aš pasidarau projektą, aš po to galimybę turiu keisti projekto temperatūras, galiu įjungti, išjungti įvairias šviesas, pakeisti jų stiprumus.
pakeisti jo realistiškumą ir panašiai. Tai realiai jis turi dar mini Photoshop integruotą jau po renderio. Ką tu į tai, Laurinai? Aš šioje vietoje jau tiek daug nešakinėsiu. Jo, kalbant apie renderius, tai Fusionas be abejo turi viską vėlgi savyje, tas perėjimas į kitą langą tiesiog labai paprastas ir automatizuotas. Fusionas, kuo galiu iš karto pasakyti, kad nepadarys realaus vaizdo kaip ir pas tave kambario nuotraukas su visais spokeliais, su apšvietimais, su viskuo. Taip, Fusionas turi irgi apšvietimo sistemą, backgroundą, visą kitą, bet netrodys gal tiek sharp, kiek pas tave realiai. Bet galima vis tiek išgauti tam tikras kokybiškas nuotraukas ar vaizdus. Kas yra man patogiausia ir nerealus dalykas Fusione, kad galima rinktis savo, sakykime, šitą užgeneravimą, renderį. Mes galime rinktis tarp dviejų lokaliai, mes galime apkrauti savo kompiuterį ir paleisti renderį, kad jis, dabar generuotų mums tą mūsų idealų formatą, paveikslėlį, ir padarom, kad būtų kaip final produktas arba Infinity. Mes paliekam per naktį ir jis mums krauna generuoja kuo ryškesnį gaminį. Tai čia vienas iš to projektavimo būtų. Kitas yra paleisti dirbti visą tą procesą Autodesko serveriuose, Fusiono serveriuose. Mes tiesiog pasiėmam, kad tam tikrus parametrus. Nežinau, kodėl šiandien prisijungiau, labai keista, bet nekainuoja tas, sakykime, yra cloud renderis. Yra standartinis, jis dažniausiai niekada nekainuoja, dažniausiai kainuoja 1 kreditą arba šiaip 0. Bet final versija, kad gautų aukštos kokybės nuotrauką palei mūsų tam tikrus parametrus, dažniausiai kainuodama kokį 1 tokeną. Dabar nėra, nežinau, gal kažkoks pakeitimas. Tai mes spaudžiam tiesiog render, tą renderio nuotrauką neapkrauna mūsų kompiuterį, o tai daro serveriuose. Ir tai užtrunka, nežinau, kelias minutės, priklauso, kokio detalumo yra visa ta aplinka, ką mes norim toj atvaizduoti. Jeigu kažkoks yra sudėtingesnis backgroundas, tai taip, be abejo, gali kažkiek ilgiau užtrukti. Bet bendroji visumoje mes pasiėmus kokį paprastą renderį, paliekam, kad neapkrauta mūsų kompiuterio, mes dirbam toliau, už kelių minučių mes gaunam profesionalią, originalią kokią nors nuotrauką. Taip, mes galim, aišku, trumpai dar just padarė, kad noriu biškai įsikišti, tai beje irgi vyriai irgi leidžia, yra Chaos Cloudas, tai Cloud irgi leidžia renderinti. Ir va čia tą turi visi profesionalus render engine'ai, bet vyriai turi dar tą vadinamą, pasivadinęs tą funkciją, anksčiau būdavo ten distribute rendering, dabar vadinasi Swarm, tai leidžia, pavyzdžiui, jeigu aš turiu, tarkim, studijui 3, 4, nesvarbu, 2 kompus, aš galiu renderio darbą paskirstyti per kompus. Tai reiškia, aš krūvį nuimu nuo kompo, aš iš savo kompo kaip renderinu, bet renderina kiti kompai tuo metu dirba. Ja, čia irgi panaši sistema yra lauko renderis pasiema iš šalia. Iš tinklo kompo. Ja. Tai va, tai tas man patinka, čia to funkcionalumo tikrai nėra tokio stebuklingo kažkokio, mes pakeičiam medžiagą, pakeičiam kažko paviršiaus atsiradimą, tuo ir baigėsi. Taip drąsiai šitų dalykų nevadinčiau medžiagom. Ką viskas gerai. Ja, tai va, aišku, mes galime įsikelti kažkokias tekstūras į Fusioną, jeigu kažkokios reikia atsisiųsti, tai mes galim kažką pasipildyti. Bet dažniausiai skau. Padaryti modelį gražų gali, bet negali padaryti realistišką. Ja, bet čia irgi pastebėjimas, viršaus. Mums nebūtina užlokinti visą laiką ant vieno softo. Turėkite, jūs turite pasirinkimą. Kaip pavyzdys yra, šiuo atveju, ar naudosite SketchUp ir vyriai, ar, pavyzdžiui, kokį ten persimestė į Twinmotion. Yra tų sprendimų. Netgi, pavyzdžiui, jeigu norite naudoti vyriai, bet nenorite pirkti softo kažkokio kito, tai gal tada variantas yra Blenderis, kuris yra nemokamas, bet turi vyriai. Nereikėtų visą laiką, čia plačiaja prasme, dirbant tiek su SketchUp, tiek su Fusionu, jeigu pakliuvo tie aklavietė, nereikėtų mėginti iš karto, kad softas to nesprendžia ir jau nieko neis padaryti. Visą laiką yra workflow ir normalu. Ir žinokit, ir įvairiose įmonėse nėra, kad visi dirba su vienu softu ir viskas. Visi softai turi savo privalumą. Ir atinkamai gaunasi, kad vienas užduotis yra padaroma su vienu softu ir po to perinama prie kito softo. Kaip ir pavyzdys, šiuo atveju dar trumpai SketchUpas.
Tai SketchUpas, jisai iki tam tikro lygio dauguma specialistų gali patenkinti, bet kai prasideda problemos, įsijungiamas yra tie, kurie sprendžia puikiai problematiką. Tai pavyzdžiui, SketchUpas gali būti kaip koncepto softas, pasidaryti visą pradžią, įsidėlioti paviršius, o po to darbas gali tęstis tiek su pačiu tuo Fusionu, gali tęstis su Archicadu, Revitu, Maxu, Maya, just name it serijos. Tai pamastymai. Tai va, tai Taip. 10 points goes to. Taip, dar tada važiuojam. Kas toliau laukia mūsų? Taip, ir toliau mūsų laukia priedai, kas tai yra, kaip tai sprendžiasi ir panašiai. Tai aš dabar parodau iš savo pusės, o po to perbėgsim prie savo pusės. Situacija yra tokia. Tai SketchUpas, kaip ir pirmai minėjau, kai kalbėjau apie biblioteką, jo bendruomenė yra didžiulė. Tai į tą bendruomenę įtraukiam iškart ir priedus. Tai priedus irgi gali kurti realiai kas nori. Čia realiai su visais softais, taip yra, visi, kas turi tam tikrą API ir panašiai, gali kurti priedus. Bet geroji dalis yra, kad jie turi tokį dalyką kaip Extension Warehouse. Pirmai buvo modelių warehouse'as, o čia yra priedų warehouse'as. Ir atėjus į Extension Warehouse, jūs galite įsifiltruoti įvairiausius priedus pagal savo daromus projektus. Dabar vėlgi pakankamai plačiai, kaip ir buvo su modelių biblioteka. Pradedant nuo varžtų išdėliojimų, baigiant įvairiais augalais ir užsodinti tam tikrą sklypą, padaryti mišką, užbaigiant tam tikras sofų dalių užlenkimą, pavyzdžiui, jeigu reikia daryti tą subdivide metodu. Tai iš esmės, įsirenkate kategorijas, jeigu žinote, ko ieškote, atitinkamai galima vesti. Ir, pavyzdžiui, jeigu prie tokių žemiškų dalykų, pavyzdžiui, yra irgi woodworking. Ir atitinkamai įvairios dalys yra, pavyzdžiui, open cut list. Čia yra populiarus reikalas, jisai paruošia visą modelį CNC stakliom ir tinkamai mes galime spausdintis modelius su visais įvairiais kiekiais ir panašiai. Visokios sienų kūrimo įrankiai, įvairiausi priedai ir juos galite instaliuoti, įsirašyti. Čia privalumai. Trūkumai. Ne visi priedai yra nemokami, toli gražu. Yra priedų pilna nemokamų, yra pilna priedų, kurie kainuoja $10 ir yra priedų, kurie kainuoja $500. Tai reikia žiūrėtis. Ir čia būna, jeigu nepasiskaitot iki galo iš karto, pakankamai būna, irgi parašo, kad priedas yra nemokamas ir viskas kaip ir gerai, bet instaliuojam ir pasirodo po to, kad pilnam funkcionalumui gauti, eik nusipirkti, tada gausi kitą ir panašiai. Tai vėlgi reikia skaityti, žiūrėti, ką naudojam ir labai atkreipdėmėsi, kaip veikia įrankis. Nerekomenduoju pirkti įrankio jo nepamėginus. Būna, kad žmonės nusipirka kokį paprastesnį įrankį ir iš karto panaudoja ir sako, o tas neveikia. Čia irgi, kadangi ne vien tik įmonės, kurio ir paprasti mirtingieji patenka į tam tikrą sąrašą, tai gali būti, kad įrankis ne iki galo išdirbtas. Pavyzdžiui, su versijom, SketchUpas išleido naują versiją, o priedas liko neatnaujintas ir jūs paskubėjate, perėjote prie naujos versijos ir pasirodo jūsų priedai tenais kol kas dar neveikia. Tai visą laiką double checkinkit viską, ką matot su priedais. Bet šiaip priedai sprendžia daug. Ir SketchUpo visas modeliavimas, tas tikrasis hardcore'nis modeliavimas prasideda jau naudojant priedus, nes defaultiniai įrankiai nesprendžia nei 5%, ką gali spręsti priedai. Čia toks būna dažniausiai vice versa. Būna, kad turim žiauriai gerą bazę ir keli tie procentai padaro visą gerą reikalą. Tai čia atvirkščiai. Čia bazė yra labai silpna įrankių braižymo projektavimo, bet priedai padaro visą likusią 9+%. Okay. Jo, Fusionas, sakykime, turi panašiai. Turi ir tokį biblioteką, turi ir kitokį. Jeigu mes sugrįžtant į design pusę, kas iš Fusion extension. Extensionai galima pačiam Fusion'e. Šiaip viskas yra basic, ką galima naudoti, bet, sakykime, įeinant tam tikras skiltis, matom tokį ženkliuką, kuris rodo, kad šita funkcija nėra atrakinta. Tai įeina į extensioną. Extensionas mes galime matyti čia. Tų extensionų yra priklauso, ko mums reikia. Jeigu mums reikia, kad, sakykime, apdirbtų 5 ašių staklės, tai šitas machine extension turi daug funkcionalumo skirtų, sakykime, ne tik 5 ašių staklėm, bet ir automatizuotiems kitiems procesams, kurių gal trūksta norint apdirbti gaminį. Tas pats išeina ir produkt dizaino, elektronikos kūrime, spausdinimam galima metalo printerį prisijungti, papildomos struktūros, ekstra visokių funkcijų.
Tai atsiranda extension. Extensionai yra mokami, tai kainos galima susirasti internete, tai bet visų extensionų, ką iš Autodeskas iš savęs siūlo, tai jų visa vienoda kaina. Tai va, jeigu trūksta nestingo ir fabrication, kas yra labai geras dalykas, jeigu mes norim visą šitą gaminį tiesiog paruošti gamybai ir išskleisti visus gaminius į tam tikrus lapus išpjaustimo procesą, tai nestingas yra jų. Kas be to yra, kaip ir tu minėjai, Fusions irgi yra atviras API-us, galima jame prisidėti skriptų, edinų, jeigu gebat patys rašyti savo skriptus, mes galim spausti create, C++, Pythonas ar kokia nors kita programa, mes galime įsikelti skriptą ir jį išbandyti, ar jis mums veikia. Tas pats yra su... Galiu pertraukti sekundę? Va, pamačiau Pythoną, prisiminiau, ne tik Pythoną. Čia, žinokit, irgi toks overall patarimas paprastas. Pavyzdžiui, vedžiau čia prieš kurį laiką, prieš porą gerų irgi savaičių Dynamo workshopą ir ten irgi buvo kalba, pavyzdžiui, kai reikia kažką automatizuoti. Kad visi puls mokintis kažkokią C++ ar Python dėl to, kad reikia susikurti kažkokį įrankiuką ir situaciją spręsti, beveik nėra šansų. Bet čia jau šitoje vietoje sužiba ChatGPT. Tai tie, kas turite laiko ir noro, rekomenduoju pasimėginti. Ir pavyzdžiui, jeigu jūs ChatGPT parašysite, kad aš, pavyzdžiui, noriu sukurti su Fusionu naują skriptuką, kuris man pažymė arba išfiltruoja ar whatever kažkokį dalyką ir man tas, jisai dažniausiai neblogą padarys kodą. Ant kodavimus visai neblogas yra ir gaunasi, kad jūs kaip ir programuoti nemokat, negalit ir jums nereikia, bet susikurti paprastą savo prieduką dabar jau tapo prieinamas reikalas. Toks, nekalbu apie didžiulius sprendimus, kad susikursite kažkokį naują pluginsą, sakant, vienu kliku, bet tam tikrus automatizavimo momentus visai neblogai padarys. Reikia tai testuotis. Čia toks gyrinis nukreipimas, bet į temą. Tikrai geras. Jo, tai vat, galit patys įskelt, kaip ir minėjau, yra edinsai, kurios sukuria arba žmonės, arba įmonės. Jų yra kai kurie iš karto įkelti į Fusioną, bet ne visi pasinaudoja, tai rekomenduoju, jeigu prieš tai nesate įsidėjęs Spurs Gear, galite įsidėti, jeigu jums reikia susikurs kokį nors krumpliaračius. Bet kalbant apie pačią tą biblioteką, kur galima, tai Autodeskas irgi turi savo puslapį, kur yra Fusiono edinsai. Kaip ir tu minėjai, juos reikia įsivertinti, ar jums jie tinkami, koks jų funkcionalumas ir čia irgi rašo. Kai kurie yra nemokami, kai kurie čaržina kažkiek pinigų. Tai įsivertinkit, ar tie pluginsai verti jūsų norimos funkcionalumo. Tai čia galite pasinagrinėti, pasižiūrėti. Vienas iš pagrindinių, ką valdininkai rekomenduoja, dažniausiai yra Join Arcadas, kurtas lietuvių įmonės, atsinaujina funkcionalumas ir gana dažnai ir tikrai turi tokių funkcionalumų, kas yra vertas dėmesį. Tai tas apie pluginsus. Okay. Dar tiesa irgi, trumpai dar irgi apie pluginsus. Jeigu, pavyzdžiui, parsisiųsite pluginsą ir jums to pluginso, jeigu ypatingai iš community parsisiųsite pluginsą, ten būna kodas pilnai atviras ir prieinamas neretu atveju, tai vėl tą patį dėl ChatGPT. Jeigu jūs tą kodą nukopiuosit, jūs galite įmesti ChatGPT ir pasakyti, o davai tą kodą pakoreguok, kad jis man darytų dabar tas kodas. Man tinka, bet man galėtų ten kažkokius didesnius, mažesnius tarpus daryti, kažkas turėtų būti kitaip. Tai jis tą kodą visai neblogai pakoreguos. Aišku, žaidimas, reikia atskirai užsiimti, bet visai neblogas variantas. Ir paskutinė tema – failų formatai. Tai iš esmės, iš savo pusės dabar. Tai SketchUpas vėlgi turi tam tikrų pliusų ir minusų. Taip pat SketchUpas turi savo native failą, kaip ir visas programinės įrangos savo native failo. Pasispaudus file save ir save as, atitinkamai outputas yra SketchUpo failas. Čia toks mažas patarimas, tie, kas dirbate arba dirbsite su SketchUpu, netyčia pamatysite SKB, ne SKP, o SKB failą. Ten yra backupinis failas. Tai kaip tu minėjai, jis šalia būna susikuria, tai nesikaskite. Dabar dėl kitų failų. Tai SketchUpas, kadangi projektavimo programinė įranga, atitinkamai leidžia įsidėti failus kaip pavyzdys, kaip DBG, atpažįsta sluoksnius. Dabar su nauja studio versija turime ir Revit importerį, tai dirba labai neblogai su Revito failais. Ir jeigu pasižiūrėčiau atitinkamai prie failo, tai tie visi sąlyginai standartiniai. Tai yra 3DS failas, senas failas ir iš karto priekaištas. Čia didžiulis priekaištas, nors aš tos dalies niekada nesupratau, kodėl tai neįgyvendinta.
SketchUpas neleidžia pagal nutylėjimą be jokių extensionų, kurių reikia nusipirkti, neleidžia importuotis FBX failo. Mano akimis tai yra neatleidžiama. 21 amžiui, kai visi 3D modeliai, skirti organinės formos modeliai, visi keliauja interjero dizaine, architektūroje, žaidimuose, filmuose, visur FBX failas yra pagrindinis apsikeitimų failas. Ir jisai, SketchUpas, kaip ir jie patys deklaruoja, jie yra skirti visom industrijom. Ir nėra FBX failo. Nu čia mano šitą, sakant, galėčiau čia ir įsiplėsti, bet išliks ir tiek. Bet FBX failo nėra. Reikės konvertuotis. Papildomas dalykas taip pat dėl importo nėra paprasto, yra 3DS failas, OBJ failo nepažįsta. Mes šitą failą, atrodo, net Paintas jau pažįsta, SketchUpas tai nepažįsta. Tai čia, mano akimis, dėl OBJ failo ir FBX failo šito vieto yra neatleidžiama. Nesvarbu, kad yra pluginsai, nesvarbu, kad yra workaroundas, bet nonsensas. Dabar dėl eksporto. Eksportuojant modelį, mes turime kelias opcijas. Tai mes galime, kadangi yra scenos ir tos kameros tarpusavį gali keistis, tai mes galime išeksportuoti kaip sekvensą ir jisai padarys tokį kaip filmuką. Bet screen recordinimo, jeigu darome paprastai su SketchUpu, jeigu su vyriais padarys filmuką. Aišku, su vyriai kainuos begalę laiko. Tai turime filmuko galimybę, turime 2D grafik. 2D grafikais turime nei, kad aš, pavyzdžiui, galiu padaryti labai aukštos kokybės rezoliucijos screenshotą, tarkim 4K ir man tvarkingai išsaugos linijas, nes pas manęs, pavyzdžiui, tokios rezoliucijos dabar nėra. Ir atinkamai eksportuoti 3D failą, galime taip pat su visais 3DS-ais, tarkim DVG, DXF-ais, spausdinimu ir panašiai. Eksportuoti tiesiai OBJ failą leidžia. Čia toks irgi įdomus reikalas, bet OBJ leidžia eksportuoti ir FBX leidžia eksportuoti. Tai atiduoti aš galiu kokiu noriu formatu, bet pasimti negaliu. Tokie niuansai. Ir atitinkamai, jeigu dar grįžtų prie brėžinio, tai brėžinį eksportuoti galime atitinkamai paveiksliukais kaip tos lapus, PDF, kad jis gali padaryti mums visą katalogą, atitinkamai galime eksportuoti DVG DXF-ą, kur realiai normalaus scenarijaus nesusigalvojęs, kodėl tai gali prireikti, nes čia brėžiniai nekūriami, o gaunami iš SketchUpo, o DVG DXF aš gaunu taip gerą iš SketchUpo. Bet galime eksportuoti, gal kas ir panaudoja, aš asmeniškai neradau panaudojimo prasmės didelės niekai. Tiek trumpai apie final outputą. Jo, o tai Fusionas irgi dažniausiai standartinis, jeigu mes norim eksportuoti, tai Fusionas standartinė F3D eina kaip Fusiono failas, bet jis turi tas visas OBJ-us, DXF-us, FBX-as ir STL-as ir visus kitus SketchUpo failus galima irgi eksportuoti kaip SketchUpo failą. Tai dažniausiai nekyla problemų, ką galima skelti į Fusioną. Jeigu kažkokių problemų atsiranda, visą laiką irgi, kaip minėjau, yra per aplinkui, yra kažkokie adapteriai, pluginsai, kurie leidžia išsikelti kokius nors failus. Tas pats su uploadu, mes tiesiog paprastai irgi. Neatsimenu, su kuo jis gal ir nedraugauja, bet lyg ir su visais failais taip pat draugauja. Šitas pats, kas kaip ir tu SketchUpo failą galime skelti ar kažkokius nors kitus modelius. Tai čia nėra kažkokio sudėtingo. Tas pats, jeigu mes nueitumėm į mechanical dizainą, kur mes norėtum paruošti CNC stakliam, tai irgi ten galima išskelti G-kodą, tas pats tinka ir printeriui, ir stakliam, ar kažkam nors kitam procesam. Tai tenai skirtingos aplinkos skirtingai išsikelia failus, bet pagrindinį projektą mes galim iškelti iš Fusiono beveik visais formatais reikiamais. Tai vat. Toks paprastas. Man atrodo, visos programos taip pat naudoja. Jo, panašiai, tai sakau, tik ta nuoskauda dėl FBX. Jo. Dar kaip tik yra klausimas ir perėsim prie klausimų atsakymų sesijos ir tada pabiškai, kaip sakant, uždarinėsim. Čia kaip tik Davidas klausė, ar SketchUp'e galime, jeigu turime modelį, jį atidaryti, uždaryti, kaip Fusionas darė. Tai galima, kadangi SketchUp'as jis pats iš savęs turi rotationo įrankį, tai čia yra rotationas įrankis ir jisai leidžia pasirinkti ašį, pagal ką mes atidarinėsim savo projektą, jeigu aš gal padarysiu paprašiau.
Tai to lankstumo, kad pateikti tvarkingai modelį su viskuo, su atidarimu, su uždarimu panašiai, tai tikrai jis yra. Ir pavyzdžiui, jeigu turėsite kažkokią, tarkim, padarykime greitai kokią nors paprastą dėžutę. Tai padarome čia kur nors. Ir atinkamai, jeigu turėsime kažkokį paviršių, su kuriuo uždarinėsime, tai va gaunasi, kad ten, kur turėtų būti vyris, aš atinkamai tiesiog galiu panaudoti rotate įrankį ir sakau, kad, pavyzdžiui, pas manęs sukimo centras yra čia ir aš galiu atitinkamai spintelę atidaryti kokio nori laipsnių, ją atidaryti, uždaryti ir pasikeisti. Tai tą kaip jis ir turi. Tai prasme, dėl tokių basic dalykų jisai susitvarko. Bet ten, kas susiję, vat, čia gal Davidas turi minėti, jeigu reikėtų giliau, ten, pavyzdžiui, parodyti, kaip tiksliai atsidarinėja, tai ten jau Fusionas šiek tiek patogesnis būtų. Va, dabar kolegos, ar turime klausimų kažkokių? Visi labai kantriai išklausėt mūsų. Gal turite kažkokių klausimų? Jo, aš prieš tai esu girdėjęs, kad mes čia paliečiam viską taip iš viršaus, labai nesigilinę. Jo, mes kaip ir aprėbėm visas temas po biškį, nesigilint į visas detalumus, mes užtruktumėm gal savaitę šnekėdami vien su kitu tikriausiai, kur kiekviena funkcija ką laimi. Tai mūsų toks ir buvo tikslas, labiau papasakoti tuos kriterijus, kur kas naudojama, kaip naudojama ir kokie tie funkcionalumai. Tai galit jūs rašyti komentarus, kokiom temom gal jūs norėtumėt labiau pašnekėti ir mes gal įsigilinsim lyginant arba tas dvi programos, ar kiekvienas atskirai, kuo ypatinga ta programa. Tai mums būtų labai įdomu, kas jums aktualu labiausiai. Tai va, ane? Tai va, dabar toksai užbaigiamasis žodis. Dabar šito viso parodymo esmė vis tiek buvo, kad būtų jum lengviau išsirinkti. Tai dabar situacija yra tokia. Tikrai pamatėt, kad abi programos gali daryti kažką, tai klausimas, kiek ko jums reikia. Tai dabar konkrečiai čia mano asmeninė nuomonė, visiškai, kaip sakant, čia, jeigu kam nepatiks, tai tiesiog turėkite reikia čia, kaip sakant, mano asmeninė nuomonė suderinta su niekuo. Mano akimis, jeigu jūs tik startuojate su visais šitais dalykais ir jūs neturite jokios patirties su jokia programinė įranga ir renkatės patį pirmą įrankį, pradėti dirbti kaip pavyzdys su korpusiniais baldais, su pastatais, norite pasidaryti savo sodo namelį, pasiprojektuoti kažkiek ten kambarį arba pasidaryti kažkokią mažą, nusipirkote pirmą savo 3D printerį ir norite mažą detalę pasidaryti ar panašiai. Tai pirmoji patirtis su SketchUp bus kur kas lengvesnė. Jeigu neturite jokios prieš tai patirties, jokių žinių, kas susijęs su to, digital projektavimu. Todėl, kad SketchUpas, jisai pakankamai paprastas yra pradėti, leidžia susikurti formas be jokių pririšimų, atrišimų. Nesvarbu, kad Fusion'e jų nereikalauja naudoti, bet jie yra ir tada tinkamai, kaip sakant, kyla tam tikrų daug klausimų. Tai su SketchUp'u pradinių momentų klausimų kiltų tikrai mažiau. Tada įdedu kablelį. Jeigu jau kažką darot ir jau savo poreikį žinote, jums jau yra šio klausimu lengviau pasverti, ar SketchUp'as bus jūsų tinkamas kompanionas. Jeigu jūsų pagrindinė mintis, pavyzdžiui, kurti sudėtingus ir ne tik sudėtingus daiktus, kurie gali turėti ir elektronikos komponentus, ir įvairius reikia grįžimus, sužiūrėti ir panašiai, tai čia vienareikšmiškai Fusionas laimi. Vienareikšmiškai. Bet net ir jeigu esate įmonės, turit savo įmonę ar darbuojatės įmonį, kur kūrėte labai sudėtingus dalykus, ten irgi SketchUp'as ras savo vietą. Pavyzdžiui, jeigu jūs esate tam tikros skyriaus, kaip pavadinkim, vadovas ir jums reikia iškomunikuoti bendrą konceptą ir idėją ir jums turite, kaip sakant, 15 minučių per kažkokį įmonės mytą, tai SketchUp'as bus tas įrankis, kuris leis puikiai iškomunikuoti bendrą idėją ir po to inžinieriai su Fusionu ją galės puikiai detalizuoti, pasiremdami tą pirminį to tašku. Jeigu kalba sukasi apie architektūrą ir interjerą, kaip apie visumą, tai šiuo atveju Fusionas turi labai mažai ką pasiūlyti. Prasme, pradedant nuo bibliotekų, užbaigiant su pastatų integravimu. Pavyzdžiui, turite įvairius visokių Revitų, Archicadų ir visur kitur prisirinkote miesto gabaliukų, jums reikia atvaizduoti. Tai Fusionas tam nėra tinkamas. Fusionas jisai siauresnis šio klausimu yra. Siauresnis architektūros ir interjero klausimas. Bet jeigu kalba pasisuka link gamybos įvairių daiktų ir paruošimas, kaip sakant, one-stop shop, tai šio klausimu Fusioną niekaip su SketchUp'u nepraspjausite. Jeigu, pavyzdžiui, kalbant apie baldus virtuvinė, mes galime ir to padaryti.
Bet jeigu jums reikia dinaminio virtuvinio, kur galite turėti skirtingus variantus, paruošti CNC stakliam, gauti kiekvieno varžtuko komplektacijos, visus vienetus, skaičius, standartus, ISO ir panašiai, tai šiuo atveju Fusionas. Bet jeigu jūs norite padaryti tik tais fasadus, tai norite turėti bendrą formą arba tai darote vizulkę, tai jums tų varžtukų neprireiks. Tai čia, kaip sakant, nuo šito taško, up to you guys. Na, Laurinai, kažkas Jo, tokio? žinok, net nebeturiu ką pridurti, nes taip, realiai, jeigu norim suprojektuoti kažkokius basics, spintelės, kambarį, galim ten ir ten, sakykime, preliminariai, bet jeigu mes projektuom jau namą ar fasadą, bažnyčią ar kokią nors Eifelio bokštą, nu tai aš jau hands down tikrai su SketchUpu kokiu nors tokius, bet jeigu mes norim kažką pasigaminti, galvojam apie jau kažkokius surinkimo dalykus, tai aš manau, kad Fusion šitoje vietoje jau Tau, kaip turėtų. tik Laurinai klausimas į surinkimą, o kaip tik Valina klausimą parašė, perskaityk gerai. Kuo geriau daryti animuojant surinkimams instrukciją Fusion ar SolidWorks. Ir tas jau turi tą funkcionalumą bendrą, sakyčiau, dar SolidWorks'as turi rimtesnį animuotų animavimo funkcijų, bet Fusionas irgi jau po biškį įgauna tų tokių jau rimtesnių join komandų, kad jau ne tiesiog, kad mes sujungiam kažkokius komponentus, duodam jiem kažkokios judesio momentus, bet jau yra to funkcionalumo tos didesnis. Aišku, iš SolidWorks patirties, kiek aš esu braidžias su juo, tai ten jau už seno jau buvo sukurtas toks detalesnis įrankis animacijoms. Bet Fusionas tikrai, jeigu kažko reikia, drąsiai galima ir su Fusionu pasidaryti. Gal biškai daugiau laiko užtruktų. Nu, greičiausiai viską ir palitėm, ne? Taip. Tai va, tada trumpai dar. Tai jeigu turėsite klausimų, pasiūlymų dėl temų, žinokit, mes tikrai turim ką papasakoti, tik mes negalime lysti jūsų dušę ir mes nežinom, ką jūs galvojate. Tai jeigu turite kažkokių temų, ir čia irgi labai svarbus momentas, nėra jokių kvailų temų, nėra kvailų klausimų, yra tiesiog temos. Tai jeigu turėsite kažkokių minčių, drąsiai, turime didelę komandą, turime begalę partnerių ir ta Lietuva šiaip yra žiauriai maža. Tai jeigu turėsite kažkokių minčių, mes greit prikabinsim, kokių tik reikės žmonių, skirtingų specialistų. Skirtingų programų. Drąsiai, jo, kiek ko reikės. Tai dalinkite, kaip sakant, ta bendruomenė mūsų ir šiaip nėra labai didelė, tai kuo jūs, kaip sakant, daugiau dalinsitės mintimis panašiai, tuo ta bendruomenė bus glaudesnė. Tai, kaip sakant, būkim kaip kumštis. Taip, nežinau, siūlau, kad susisiektų, kas turi klausimų ir su tavim. Aš parašiau savo elektroninio paštą pačioje, galite drąsiai rašyti. Mūsų irgi tinklalapį rasit info.lt, tai tenai, jeigu norit paskaityti straipsnių ar apie produktus, tai viską rasit jose. Taip, o dėl tolimesnių, aš manau, kad tikrai darysiu gal ne šiais metais, ar ne šį mėnesį, ar kitą, detalesnė gal Fusion, tokia integracija su kameniais sprendimais ar kokiais nors integracijom, kurie labiau į gamybą susiję. Tai stay tuned, aš manau paskelbsiu prieš, ką mes darysim toliau. Tai irgi, trumpas. Dar matau sąraše vis tiek, žmonių, sakant, susirinkom čia labai nemažai žmonių. Tai parašykit temas, mes galėsim įdėti, nežinau, į Facebooką ar į puslapį įdėsim pasiūlytas temas. Ir bus krūva temų iš jūsų pasiūlyta, jūs susirinksite visi viešai temą ir galėsim tęsti reikalą. Tai va, tai skatinu, kaip sakant, reikšti mintis. Taip. Ačiū Laurinai, žiauriai buvo smagu, 2 kartus, kaip sakant, čia mes pasidalinom mintim. Ačiū už tavo profesionalumą, žiauriai buvo smagu ir aš manau, šio klausimu iki greito. Ačiū visiems, kas klausė, tai manau, kad iki greito. Ačiū visą, iki visiems.